Ketvirtas skyrius. Drąsiųjų keliai. Vaikystėje daug skaičiau. Augau mieste. Miesto centre 5 aukštų daugiabutyje. Pro langus matydavau daugiabučių sienas. Nebuvo tai blogai. Kiemas buvo didelis, mašinų beveik nebuvo tais laikais. Niekas neturėjo, tie, kas turėjo, saugo ir laikydavo garažuose. Kiemas buvo pilnas medžių, o po tais dideliais medžiais kiti vaikai žaisdavo futbolą, važinėdavo dviračiais, krėsdavo visokias išdaigas, ką nors sprogdindavo su keramzitu. Aš nemokėjau žaisti ir bijojau keramzito ir į vaikus žiūrėdavau pro 4 aukšto langą. Išeidavau kartais į kiemą, bet daugiau laiko leisdavau savo kambaryje, skaitydamas knygas. Turėjau savo kambarį. Tai buvo didelė privilegija. Mes gyvenom namie 5, niekas neturėjo savo kambario. Tik tai aš. Ta kambarį paveldėjau iš prosenelės. Labai gerai prisimenu, kaip vieną vasaros dieną grįžau iš atostogų kažkur tai su tėvais ir radau savo prosenelę gulinčią toj lovoje mirusią. Aplink gedėjo žmonės. Kai ją palaidojo, tą lovą ir tą kambarį paveldėjau aš. Mano prosenelė buvo Lenkė. Kai visi suaugusieji dirbdavo, jinai prižiūrėdavo mane, mokė mane lenkiškos abėcėlės. Mano pirmoji perskaityta knyga buvo lenkiška, mano pirmoji kalba, matyt, irgi buvo lenkų. Su prosenelė šnekėdavomės tik tai lenkiškai. Dabar, jai mirus jau prieš daug metų, nebeprisimenu nei lenkų kalbos, nei apie ką mes su ja šnekėdavom. Ji mirė, kartu su ja išėjo ir kalba, liko tik kambarys. Tame kambaryje, grįžęs iš mokyklos, skaitydavau knygas. Toks buvo mano gyvenimas. Aiškus, saugus, ritmingas ir pilnas istorijų. Kambarys ribojosi su virtuve, kurioje močiutė šeimininkaudavo ir visą laiką dainuodavo. Tiksliau, niuniuodavo. Dar tiksliau, nes jos balsas būdavo labai skardus ir aukštas, niuniuoti, ta žodis net nelabai tinka. Giedodavo. Girdėdamas tas melodijas, žinojau, viskas pasaulyje yra tvarkoje ir aš galiu visiškai išsijungti, nekreipti dėmesio į savo aplinką ir visiškai pasinerti į skaitamos knygos siužetą. Mano mėgstamiausios knygos buvo iš Drąsiųjų keliai serijos. Apie indėnus, apie piratus, mokslininkus, nuotykių ieškotojus, tas knygas rijau. Kartais skaitydavau per naktį, kai močiutė ir visas namas jau miegodavo, būdavo baisu, bet skaityti vis tiek labai norėjau. Tada į lovą pasimdavau metalinį vamzdį. Ta vamzdį man buvo padaręs senelis, tam, kad daryčiau pristraukimus. Jis įstatydavo į staktą ir galėdavau prisitraukti, bet dažniau jis būdavo ne staktoje, o būtent mano lovoje. Gulėdavo po kaldra, kai skaitydavau Drąsiųjų kelius. Skaitydamas užmigdavau, o vamzdis netyčia iškrisdavo ant grindų, garsiai. Aš pašokdavau iš baimės, tada drebėdamas išeidavau per visą butą į močiutės ir senelio lovą. Eidavau labai tyliai, nenorėdamas pažadinti nei piktų dvasių, nei tėvų. Norėdavau nepastebėtas prisiglausti, paslėpti savo išgąstį. Tyliai buvo sunku, parketas senas, girgždėdavo. Kaip koks Indiana Jones žinojau, kurios grindų vietos girgžda mažiau. Buvau bailus, stengdavusi būti nematomas, eiti taip, kad niekas negirdėtų. Skaitydamas Drąsiųjų kelius, svajojau būti piratų, laukinių, bebaimių, laisvų. Galvojau, kad vieną dieną išeisiu iš to kambario ir ne tik į kiemą po medžiais su vaikais, ne, kad keliausiu per visą pasaulį, per džiunglės, dykumas, vandenynus, kalnus, metropolius. Per ateinančius 30 metų būtent taip ir padariau.